Pirmoji Karalių knyga, 7 skyrius. O savo namus Saliamonas statė 13 metų, kol juos baigė. Jis statė namus iš Libano kedrų. Namai buvo 100 uolekčių ilgio, 50 pločio ir 30 aukščio. Jie stovėjo ant 4 eilių kedro medžio stulpų, ant kurių buvo kedro rąstai. Rąstai, kurie buvo ant 45 stulpų, po 15 stulpų vienoje eilėje, buvo apkalti kedro medžio lentomis. Langai buvo 3 eilėmis, langas priešais langą per 3 aukštus. Visos durys ir jų staktos buvo keturkampės, kaip ir langai. Langas priešais langą per 3 aukštus. Jis pastatė ir prieangį iš stulpų 50 uolekčių ilgio ir 30 uolekčių pločio, ir kitą prieangį priešais jį su stulpais ir storais skersiniais rąstais. Tada jis padarė prieangį, kuriame stovėtų sostas, ir jis galėtų teisti, teismo prieangį, ir nuo grindų iki lubų iškalė jį kedro lentomis. Karaliaus gyvenamieji namai turėjo kitą kiemą su prieangiu, panašiai pastatytų. Saliamonas panašius namus pastatė ir savo žmonai, faraono dukteriai. Visi šie pastatai buvo pastatyti iš brangių akmenų, nuo pamato iki stogo. Akmenys statybai buvo keturkampiai, nutašyti ir nulyginti iš vidaus ir lauko pusės. Pamatai buvo iš brangių, didelių, 10 ir 8 uolekčių akmenų. Virš jų buvo brangus tašyti akmenys ir kedrai. Didysis kiemas, viešpaties namų vidinis kiemas ir namų prieangis buvo aptverti aplinkui 3 eilėmis tašytų akmenų ir 1 eilė kedro rąstų. Karalius Saliamonas pasikvietė iš Tyro Hiramą. Jis buvo našlės iš Naftalio giminės sūnus, o jo tėvas buvo iš Tyro. Jis buvo variakalys, sumanus, gabus ir išmintingas, galintis atlikti įvairius darbus iš vario. Atvykęs pas karalių Saliamoną, jis dirbo įvairius darbus. Hiramas nuliejo 2 varinės kolonas, kurių kiekviena buvo 18 uolekčių aukščio ir 12 uolekčių apimties. Jis padarė 2 varinius kapitelius kolonų viršui. Kiekvienas kapitelis buvo 5 uolekčių aukščio. Be to, jis padarė groteles ir pines iš grandinėlių kapiteliams, kurie buvo ant kolonų, 7 vienam kapiteliui ir 7 kitam. Jis padarė kolonas ir po 2 eilės granato vaisių ant visų grotelių, dengiančių kapitelius. Kapiteliai, kurie buvo ant kolonų, atrodė kaip lelijos, 4 uolekčių. Ant 2 kolonų kapitelių buvo granatų vaisiai, virš išlinkimo prie grotelių, ir aplinkui visą kapitelį buvo 200 granatų vaisių. Hiramas pastatė kolonas prie šventyklos įėjimo. Dešinę koloną pavadino Jechinu, o kairę Boazu. Lelijų pavidalo pagražinimai puošė kolonų viršų. Taip jis užbaigė kolonas. Jis taip pat nuliejo apskritą baseiną, 10 uolekčių skersmens, 5 uolekčių aukščio, o jo apimtis buvo 30 uolekčių. 2 eilės pumpurų, nulietų išvien su baseinu, buvo po briauna aplinkui jį, po 10 pumpurų uolektyje. Jis stovėjo ant 12 jaučių. 3 buvo atsigręžę į šiaurę, 3 į vakarus, 3 į pietus ir 3 į rytus. Baseinas buvo ant jų
ir jų užpakalinės dalis buvo po baseinu. Jis buvo plaštokos storio, jo briauna buvo panaši į taurės briauną, į lelijos žiedą. Jame tilpo 2000 batų vandens. Hiramas dar padarė 10 varinių stovų. Kiekvienas stovas buvo 4 uolekčių ilgio, 4 pločio ir 3 aukščio. Stovas buvo toks. Jis turėjo 4 šoninės plokštes, kurios buvo įtvirtintos rėmuose. Tose plokštėse buvo išraižyti liūtų, jaučių ir cherubų atvaizdai, o taip pat ir ant rėmų, po jaučiais bei liūtais, buvo kabantis vainikėliai. Be to, kiekvienas stovas turėjo 4 varinius ratus su ašimis. Visuose 4 kampuose buvo atramos, ant kurių stovėjo praustuvė. Atramų šonus puošė išlieti vainikai. Stovo kapitelio anga buvo apvali, vienos uolektės iš vidaus ir pusantros uolektės išorėje. Jo šonai buvo išraižyti ir sudarė keturkampį, o ne apskritimą. 4 ratai buvo stovo šonuose. Jų ašys pritvirtintos prie stovo. Kiekvieno rato aukštis buvo 1,5 uolekties. Ratai buvo padaryti panašiai kaip vežimų ratai. Jų ratlankiai, stipinai, stebulės ir ašys buvo nulietos. 4 atramos prie kiekvieno stovo kampo buvo nulietos išvien su stovu. Stovo viršuje buvo pusės uolektės aukščio apskritas lankas. Rėmai ir šoninės plokštės buvo išlieti išvien. Hiramas išraižė ant rėmų ir šoninių plokščių visur, kur buvo galima, cherubų, liūtų ir palmių atvaizdus, bei aplinkui pridėjo vainikėlių. Taip jis padarė 10 stovų, kurie buvo nulieti vienodai, to paties dydžio ir taip pat atrodantis. Jis taip pat padarė 10 varinių praustuvių. Kiekvienoje tilpo 40 batų vandens. Kiekviena praustuvė buvo 4 uolekčių skersmens. Ant kiekvieno stovo buvo po praustuvę. 5 stovai buvo pastatyti viename ir 5 kitame šventyklos šone. Baseinas stovėjo šventyklos dešinėje, pietryčiuose. Hiramas dar padarė puodus, semtuvėlius bei dubenis. Taip Hiramas baigė visą darbą, kurį jis darė karaliui Saliamonui dėl viešpaties šventyklos. 2 kolonas, 2 kapitelius, kurie buvo ant kolonų, groteles apdengti kapiteliams, kurie buvo ant kolonų, 400 granato vaisių abiem grotelėms, po 2 eilės granatų vaisių abiem kapiteliams, kurie buvo ant kolonų, 10 stovų ir 10 praustuvių ant stovų, baseiną ir 12 jaučių po baseinu, puodus, semtuvėlius bei dubenis. Visus šituos reikmenis Hiramas padarė Saliamonui dėl viešpaties šventyklos iš skaistaus vario. Karalius juos nuliejo Jordano lygumos molingoje žemėje, tarp Sukoto ir Cartano. Visi šitie daiktai liko nepasverti, nes buvo sunaudota tiek daug vario, kad buvo neįmanoma jo pasverti. Saliamonas padarė viešpaties šventyklai visus reikmenis, auksinį aukurą, auksinį stalą padėtiniai duonai laikyti, 5 žvakides iš gryno aukso dešinėje ir 5 kairėje priešais šventų švenčiausiąją, su gėlėmis, lempomis ir žnyplėmis iš aukso, gnybtuvus, samčius, dubenis, lėkštes, smilkytuvus iš gryno aukso, taip pat auksinius vyrius vidaus durims į šventų švenčiausiąją ir durims į šventyklą.
Taip buvo baigti visi darbai, kuriuos karalius Saliamonas padarė Viešpaties namuose. Po to Saliamonas atgabeno į šventyklą tai, ką jo tėvas Dovydas buvo pašventęs – sidabrą, auksą bei indus – ir sudėjo šventyklos sandėliuose.